Turėtų didinti pensijas ir minimalų mėnesinį atlyginimą. Visi taip, kas galėtų argumentuoti, iš kokių pinigų ir kiek reikėtų didinti? Taip, labai tikslus klausimas, iš kokių pinigų ir kiek, nuo to ir pradėkim. Visose srityse stengiamės orientuotis į ES civilizuotų šalių vidurkį. Tai minimalus atlyginimas Lietuvoje pasieks 1000. Lietuvos regionų partija pasisako už 1500. Ne kosmosas, bet Europos vidurkį pasiektume. Pensijos Lietuvoje pasieks, turint būtinai stažą, 700, dabar yra apie 600 su stažu, 500 su viršum be stažo. Mes sakome, vidutinė Europos pensija yra gerokai virš 1500. Vadinasi, bent dvigubai pensijos turi didėti. Dabar šaltiniai, pagrindinis šaltinis, sodros rezervas, 4 milijardai eurų, dabar jisai guli visiškai nenaudojamas, paskolintas užsienio investuotojams ir valdžia sako taip, tegul pensininkų vėl sąskaita, vėl konservatoriai, vėl pensininkų sąskaita. Nereikia, tegul pripranta prie mažesnių, yra pripratę, nereikia lepinti. Didžiulis krepšys pinigų, kuris iš tiesų leistų, pavyzdžiui, siekiant padidinti 100 eurų pensiją, kiekvienam pensininkui Lietuvoje reiktų 500 milijonų papildomų eurų. Tai tikrai pakeliamas dydis panaudojant sodros rezervą, perskirstant biudžetą, nes dabar, pavyzdžiui, iš kelių fondo Gintarė Skaistė paima pusę ir kitom reikmėm panaudoja. Būtų galima taip pat perskirstant biudžetą atrasti tų pinigų. Svarbu identifikuoti, kad tai yra žmonės gyvenantis ant skurdo ribos. Visi 500 milijonų pensininkų Lietuvoje ir sudaro tos žmonės ant skurdo ribos. Taip toliau tęstis. Linai Pravilionė ir tada Arūnas. Šiuo metu minimalus atlyginimas yra 960 eurų ir norime kitų metų apie 1300.